Sveiki atvykę jau net į 7 su Jetta į Paryžių seriją. Mano vardas Gaudis. Jau? Nu ką, sveikučiai atvykę jau net į 7 su Jetta į Paryžių seriją. Mano vardas Gaudis. Mūsų kelionė po truputį eina į pabaigą ir šioje serijoje mes aplankysime milžinišką Vokietijos Antšeimo muziejų. Tad jungiam, žiūrim toliau, o kas nepaspaudė prenumeruot mygtuką, greitai paspaudžiam. Čia versliuką tokį supirkčiau su vežimė, supirkčiau plūgą, varyčiau ir su mamsa viską pavyzdžiui. Ir visi galėtų užsiminti. Visus miesteliškus suvažinėti. Nu va, turim tokį vaizdelį. Labai lyja, o valo tik tai vienas valytuvas. Atradau bėdą, gerai, kad tik tai tokia, kad ne ranka sulūžo, o atsileido veržlė ir va, kiekvieną kartą besisukant jinai vis labiau ir labiau atsileidžia. Aha, tai čia. Va. Toks čia ir gedimas. Neradau artimesnės vietos remontui kaip automobilių plovykla. Tik va man keista, kad kažkas tai per lietų plauna mašiną. Dirnelis kažkasai tai. O mes remontuosim valytuvus. O ble, per lietų. Gedimas nesiskaito gedimų, jeigu jį galima suremontuoti per 5 minutės. Viskas, kaip ir sakiau, kažkuriam video sakiau, kad visą automobilį gali perrinkti su kryžmė atsukto, minusinį 10 raktelių, 13 ir plaktukų. Jo, su 13 rakteliu sutvarkiau, ledonešis, gaziulinam toliau. Nu va, labas rytas iš Strasbūro. Nuvažiavome jau 3221 km ir vakar labai daug mailėmės kalnuose. Tai iš tikrųjų buvo sudėtinga kilti į kalnus ir serpantinais lakstyti, tai iškai padeginom tepaliuko, tai dabar susipyliau dar tą likusi pusę litro, kurį turėjau ir vos dasipildžiau antifrizą. Buvo čia iki minimumo sumažėjęs, tai čia vos dapyliau, kad būtų iki maksimum. Tai antifrizas praktiškai nedingsta, o tepalo ir sudegino. Tai tepalo sąnaudos per 3200 km litras. Nu, bet čia vakarą daugiausiai dasidėjo kylant per kalnus, nes mačiau, kad jau mėlyna dūma meta, kai jau ant apkrovos važiuoji. Tai va, pasipildėm, susidedam daiktus ir lekiam toliau. O, koks prancūziškas grožis. E30 ir dar kupė. Pažiūrėkit, kokias mašinytės. Visokios senas. Renault 5 Turbo, 2CV. Čia Porsche kolekcija. Čia Toyotas. Čia 90-ųjų Youngsters automobiliai. Kaip nice. Kokie šiaip prekybos centre yra vienas prie 18 modeliukai kokybiškai, tarkim 205 kabrioletas. Žiauriai gražus. Tada pavyzdžiui Renault Twingo, parodyk kemukai. Net visi lipdukai yra ant bagažinės, ant stiklų visi lipdukai, kaip nice. Tada toliau turime Supra. Pirmą Golfą turime. Porsche 911 RSR. T1 pick-upą. Kami Golfą. Iš ten ne Golfą, Kadį. Kaip nice. Dar vienas degalų pilimas. 35 litrai. Daug čekį. Neduoda čekį. 35 litrai. Ir nuvažiuoti 660 km. Nu,
važiuojame per tiltą, vienoje upės pusėje Prancūzija, o kitoje upės pusėje jau Vokietija. Išvažiuojame iš Prancūzijos ir va ženklas tilto viduryje. Čia net siena yra tilto viduryje, matau. A ne? Ai, nu, ir žiūrėk. Deutschland! Ha! Achtung! Kadangi nebuvo jokių įdomių komentarų, tad klausimų ir atsakymų rubriką praleisim šį kartą. Nu ką, atvažiavome į Senčėjimo muziejų. Pasižiūrėsim lėktuviukus, mašinytės. Ir ko aš labiausiai noriu, tai Concordą pačiupinėti gyvai. Kosmosas. Varom. Nuėjom nusipirkti bilietus, kosmosėlis, ten kiek visokio gėrio. O kiek modeliukų. Lengvas kosmosiukas toksai. Einam ieškoti golfo modelių. O! Robė ten MK2. O, žiūrėk, MK2. Čia kokio didumo su sunkvežimio ratais. $800 arklių. Kai turbinytės. Wow. Sunkvežiminis. O, Auburnas. Kaip mano kaimyno. Nice. Oho. Kokia dydžio padanga aš įdomu. Didelis. O, žiūrėk, Ford GT. 330 maksimalus greitis. 500 km arklys. 3,9 iki 100. Labai gražus. Ja, jeigu neklystu, jie dabar apie lemą kainuoja. Jeigu neklystu. Pažiūrėk, kaip atsidaro stogas, kabrioletas. Oho. Corvette C1. O, naikintuvas. O čia ne Elvio Preslio mašina? Čia man atrodo Elvio Preslio. O gal ir klystu, bet labai panašiai į Elvio Preslio. Kaip gražiai nudažyta. O, Stingrėjus.
Kas čia? 1,4 litro, 136 arkliai. Šiek tiek lėčiau nei Bugatis. O čia 2 CV Citroenas. Normaliai. Kas čia per? Ką čia 6 daro? Sveiki atvykę į karą. Bum. Ohoho. Kai didumo lėktuvas. Žodžiu, už bilietų sumokėjom 6 eurus. Emiliukui nemokamai, bet aš suprantu, už ką čia mokėti. Čia negaila, sumokėčiau net ir daugiau, nes čia tikrai yra. O, Robė nenori... Kiek? Nenori 42 cilindrų variklio su 4000 arklių? Noriu. Į džetą tokį kalt. Vau. Tiesiog vau. Nu va, čia biški mūsų sritis su Robertina. Bitlas karinis. Čia jau mes suprantam, kas čia per technika. Kem 3 metų. Žiūrėk, tu skundės, kad pas mus 40 kW, PM4 arkliai, čia 25 arkliai. Nesiskundė. 25 arkliai ir ką, ir važiavo. Važiavo ir niekam nekliuvo. Lambo traktorius. Va, įmetė 2 eurus. Ir užkuri tankiuką. Nu, gaziulink. Maybacho variklis 700 arklių. Ai, šitas? 4,50 m skersmuo. Oho. Čia senoviniai traktoriai buvo tokie? Ten va kelių tiesimo buvo technika. Matukas mažas. Ką tu? Emiliuko pirma reakcija. Wow! Nu, tikrai gražu. Kiek tankų. Visko čia yra. Čia muziejus, Emilė? Taip. Liuks. O, BTR-as. Žiūrėk, Robė, BTR 60. Štai važiavo
Per sausio 13 Vilniuje. Jeigu nieko nemaišau. Nu ką, einam žiūrėti smagiausias dalies. Nu, čia įdomiausia dalis bus Concordas. Labai nori pačiupinėti ir bus galima į jį lipti. Ką? Nu, bėk. Ką ten pamatyti, tą žaislinę mašinytę? Tėtis tai Concordą pamatė. Eik, saugusiai vargšelis Poršas. Eglutė visas priekis taip sukūlė. Vargšė mašinytė. ...55 metų, 58 Kalifornijai pateko į avariją. Vargšas. Čia šešiaratis. Kui stabdžiukai. Geras. O, ateisim. Pasižiūrėk, kas veiks 1014 km per valandą. Ant štukės 14 su šitu gaziuliniu. Nuo 0 iki 100 2,681. O čia, kiek čia grožių. Wow. Tu pasižiūrėk, Robė. Čia CLK GTR-as. Ai, čia show car. Tada čia. Visi, kas žiūrėjo Group B ir kas palaiko, žinos kažkiek mašina. Kosmosėlis. Čia įdomu pažiūrėti, bet... Man čia Stratos. O čia, įdomus dalykas. Naujausias 911. Taip, taip. Dakar Edition. Visiškai naujas automobilis ir pastatytas į muziejų. Net numeriai nebuvo uždėti, net neregistruotas spėjau bus. Ir jau stoja muziejui. Su mašinom važinėti reikia, ne į muziejų statyti. GT3 Cup. GT3 Cup 997. O čia 964. Kiek? Robė, žiūrėk. 900 arklių, svoris 900. Šitos. Nuo 0 iki 318 sekundžių. 900 sveria su 900 arklių, nuo 0 iki 118, nuo 0 iki 300. Nežinau. 18 sekundžių nuo 0 iki 300. Kosmosas. O, čia labai daug taurių laimėjimų. Gali prašau. O, Nürburgringas, tai čia man reikėtų lipti. Ai, va, Nürburgringai važiavo. Visi posūkiai. Emiliukas va nori, kad jį nufotkintume. Cheese! Cheese, Emilė! Mama fotkina laiminga. DeLoreanas. Reikia eit pasižiūrėti. Ir štai turime Brutusą. ...200 km per valandą.
Tokia grandinė varomas. Kosmosas. O, biškutį ir čiukų. O, Emilė, einam pažiūrėsim čiukų vidų. Liep tik tai atsargiai. Daug rankytę. Greitai. O, ir čiukų valdymo pultas. Kur čia užvesti? Kur čia starteris? Neįsivaizduoju. Žiauriai faina čiuožiklava, nučiuožiam dabar Emilis čiuožinėja su mama. O čia Le Mans automobiliai. Kaip gražu. Kokį ilgį galas, eiktų savo. Čia iš viso sunkvežimio priekaba žibintai. Bet į kokį ilgumo galas? 700 arklių 87 metais. Ten ir Viperis, ir Porsche. Žodžiu, kas važiuosi į Vokietiją, apsilankykit šitą muziejų. Nu, čia be galo verta užsukti. Variklis pagrindinis 500 arklių, elektrinis variklis 400. Tai bendrai 900 arklių. Trys 6 turbo FSI. Daugiau nei 610 arklių. Čia generatorius tokio mažumo. Ko čia dviračių generatorius, dviračių dinamo realiai didesnė. Ta turbinytė. Koks mažiukas generatoriukas, kosmosas. Dvi turbinos. Geras. Carrera RSR. Vaiperiuksikas. 8-9 metų Porsche 964 turbo 800 arklių. Kas kam neaišku. O, emiuksikai Mustangas. GT40 replika. Formulyčių turime. Bet man labai įdomus. O, kaip gražu. Bet aš labai noriu pamatyti, niekad gyvenimo nemačiau vieno automobilio. Ir tai yra... Nu, Panteros irgi nematys, bet... Va. What is this? Čia galima dėlių pasirinkti džetai. Wow. Tiesiog wow. Robertinas sakė, pamatė, kas jai patinka. Einam pasižiūrėsime. Čia jau tokių eksponatų yra. 308 GTB. O tai tu blogai įsirinkai, Robinės. Nes čia tai Miura.
Šitas daiktas 5 kartus brangesnis už tą Ferrari, jeigu ne daugiau. Kažkas labiau mano kišenė. Kažkas labiau tavo kišeniai? Jo. Tai gal nusipirkam tokį Winterbeaterį? Jo. Gerai. Labai nice. Robertinai gražiausias automobilis 308 GTB Ferraris. O aš ką pažiūrėjom, kad įperkom, tai reikės nusipirkti. Šis spalva labai graži, bet aš jau radau savo mėgstamiausią modelį. Dar nepriejau jo, bet jau iš tolo pamačiau. Nu, nebent bus antras GTI Golfas G60, bet aš jau pamačiau, kas man labiausiai patinka. Arba Limited, arba Rally Golfas. Bet... O, kaferiai ten apačiu. Aš irgi nemačiau dar Jetas. Va, Robė, tu pasižiūrėk. I am in love. Renault 5 Turbo. Tu pasižiūrėk, Robė. Oho, jis platus. Wow. Aš šitaip norėjau pamatyti gyvai kada nors. Geras. Čia mano mėgstamiausias automobilis šitam muziejuje. Wow. Man daugiau nieko nereikia. Audi 60. Kas? Ro 80, kai tau bus 80 metų, tu tokią nupirksim. O čia Audi 60. Žiūkas varčiukas. O čia neaukti langai? Nu gerai. Tas Renukas mano mėgstamiausias. Labai gaila, kad spaudžia laikas mus. Mes turim lėkti į viešbutį. Bet pasižiūrim dar, kas čia gero yra. Aš tada greitai prabėgu. Einam tuomet į lauką pasižiūrėti Concordų. 38 metų Mercedesas. O, Morganas. Nu, sakykit jūs, ką norit, bet Renault 5 Turbo yra kažkas tokio. Na ir čia daug tokių, sakykim, old schoolų. O, neperšonami langai, geras. Oho, kaip sluoksniai. Nesušaudyti. Geras. Benz Model 1. Pats pirmasis pasaulio automobilis. Eik tu savo. Einam į Concordą į tavo. Nes šitų 100 M4 rusiškas. Įdomu pažiūrėti. Bet rusiškas. O ten va Concordas. Taip, mėliukai, lipsime į lėktuvą ir čia. Čia nepaprastas lėktuvas, čia Concordas. Ai va, pasižiūrim greitį, Robė. Kur tau pasakau. Ai ne, aš taip biškutį apgavau. Jo maksimalus greitis 2400. Soriukas. Nu ten norėjau. Taigi einam į šitą. Concordo varikliai. Lipam toliau. O, kaip stačiai. Vos telpu. Kaip stačiai. Reiktų sausiai rimtai juda į šalis. Nemo kaip nejauku lipti. Visi judantis. Oi. Kaip sudėtinga užlipti. Bandžiau.
Kaip čia statu lipti, o praleidžiam miškai. Palauk, čia. Praleis, Laukiam, kol galėsim eiti kabinu. Na ir ką, ir įdomiausia dalis. Concordo kokpitas. Čia daug viskas, saugikliuko. Ir va. Nunggalang. Yeah. Nice, ne? Concordas kosmosinis. Į tą nelipsim rusišką, labai daug žmonių. O, čia bus smagiausia dalis iš lėktuvo. Kabinos bus galima čiuožti žemyn, tai tą ir padarysim. Apžiūrim kelias lėktuvėlius ir čiuožim iš kabinos žemyn. Geras, iš ko pagaminti? Metalas. Ne muliažai čia. Aфигенnas muziejus. O. Džeta ten stovi mūsų. Hai. Čia bus įdomu. Jo, lipam ir čiuožim. Ir tada žemyn. Į pačią apačią. Lekiam. Nalakam. O, pakilame. Leidžiame mamą čiuožti. Pirmą. Gerai, pala, Emiliukai, ne. Šiandien aš atskubėjau į pagalbą padėti Gaudžiui pasifilmuoti. Dabar galėjau čia pasilenkti. Ką daryti? Ateik čia pasilenk. Man reikia pasilenkti prie ratų. Ne, prie ratų. Na štai ir prabėgo jau net 7 su Džeta į Paryžių serija. Tad jeigu jums patiko, paspauskite laiką, parašykite komentarą, į kurį galėsiu atsakyti. Nepamirškit prenumeruoti kanalą, nenustok vairuoti ir susimatome kitoje serijoje. Atlaikė 200 metrų. Škoda. Susivedu į Veizo adresą, rodo 9 valandos kelio. Dabar mes turim be 15 3 vietos laiku. Bye bye Čekija ir hello Slovakija.